Labas, mano vardas Džinevo, o tu žiūri mano DJ vlogą, kuris jau yra 26. Ačiū už kiekvieną peržiūrą, laiką ir šėrą su jūsų draugais. Na, o šiandien, kaip niekada anksti, pradedame bendravimą su jumis, nes šiandien yra trečiadienis ir šiandien bus svarbus skambutis su užsakove, pas kurią grosiu šį šeštadienį. Ir tai bus jubiliejus, gimtadienis, kaip man minėjo, 50 metų. Bet labai neįprastoje vietoje bus švenčiama, tai bus Vilniaus centre, tai bus šokių muzikos tematikos vakarėlis ir užsakovė nori padaryti klubinį vakarėlį. Tai pabendrausime su ją šiandien vakare, susiskambinsime ir paplėpėsime, kas kaip turėtų vykti ir atrodyti. Klausau. Labą vakarą. Sveiki. Eugenijum kalbu. Taip, aš turbūt su Gyčiu kalbu. Jo, teisingai. Čia turėjau žmona kaip ir skambinti, bet taip gavosi, kad jinai turi susitikimą, tai aš pabendrausiu su tamsta. Jo, viskas gerai, perspėjo, kad jūs skambinsite. Kaip girdėjote, mažą pokalbio dalį. Pokalbis šiai buvo labai fainas, labai linksmas, susipažinau su užsakovės vyru, na ir prieš tai su pačia užsakovė, tai būtent pas juos grosiu jau rytoj gaunasi, nes jau rytoj bus šeštadienis, šiandien yra penktadienis, šiandien aš turiu laisvo laiko kartu su šeima ir šiek tiek laiko savo, bei gamybai mes šiandien su dukra vištieną ruošiam. Tai vat, apie rytojų. Jam pasiruošimas irgi buvo gan įdomus, tematika viso to gimtadienio vakarėlio turėjo būti klubinė šokių muzika. Tai atsiuntė playlistą, tai nuorodą į YouTube išrinktų dainų, na ir tiesiog man reikia jas peržiūrėti, pasižiūrėti ir viskas pas mane yra ir susidėlioti į papkę savo rytojui. Tai štai dainos sudėliotas jau čia, aš kiekvieną kartą renginio dienai darau atskirą playlistą papkę savo MacBook Recordbox programoje ir šioje papkėje yra dainos, kurių pageidavo būtent užsakovai. Ir šiuo atveju čia yra įvairiausios klubinės dainos, jų remixai ir būtent jas aš grosiu vakaro metu. Ir dažniausiai būna, kad ne visas jas sugroju, labai daug pridedu nuo savęs, kai manau, kad tai tinka ir nebūtinai šitos dainos bus visos sugrotos, bet kažką tikrai čia paimsiu, nes taip aš kaip ir žiūriu, kas žmonėm tinka, ko jie nori ir panašiai. Tai va, svarbiausia, kad viskas yra sudėliota, viskas yra vietoje ir galima drąsiai važiuoti į renginį. Kas dar būna labai svarbu besiruošiant, kai sudėlioji dainas, būtina peržiūrėti, ar viskas yra ok su daina. Na, jeigu iš kažkur siuntiesi iš interneto, na, įvairiausių tų būdų yra, tai kartais tos dainos gali būti, taip sakant, jeigu tu neperklausai, gali pataikyti kokių nors kuriozų. Ar tai būtų kažkoks džinglas, ar tai būtų kažkoks pašalinis garsas, ar tai būtų nukirpimas, ar dar kas nors, gali būti begalė variantų. Tai visą laiką geriausia yra persiklausyti, persižiūrėti ir ar viskas gerai. Ir šiaip, jeigu tu planuoji šokių setą su ta daina, nu tai kodėlgi nesusidėjus Hot Q mygtukų, kad galėtum greitai šokinėti per dainą bei sugroti jos geriausias dainas. Na, vėlgi priklauso nuo kokio
kokiamis stiliumi tu grosi, ar tu greitų stiliumi grosi, kas visai šiaip dažnai labai sueina žmonėm dabar, ar tu grosi tą visą dainą. Tai labai priklauso nuo vakarėlio, kokio jis yra pobūdžio. Bet klube kartais galima ir, arba klubinio vakarėlio tematikos vakarėlyje galima paeksperimentuoti su šituo ir pasibandyti. Taigi po visų šeimininių pasisėdėjimų, laiko pravedimų, mes pagaliau važiuojame į šventę šiandien į patį Vilniaus centrą, į vietą, kuri vadinasi Trinity. Tai nepamenu, kad būčiau ten grojęs, bet, kaip sakoma, visą laiką yra pirmas kartas, visą laiką būna pirmas kartas, tai šiandien galbūt jisai bus ir sėkmingas. Tai vat, žodžiu, važiuoju į gimtadienio šventę, 50 metų, gražus jubiliejus ir ypatinga tematika šiandien, tai yra šokių klubo muzika. Pasirašiau, su užsakovais pakalbėjau, aptarėm, tai viskas turėtų būti neblogai. Šiuo metu yra 5 valandos vakaro, pradžia yra 7, aš jau ten keliauju, būsiu maždaug už kokią pusvalandžio ir ten jau DJ Spektras komanda yra paruošusi mano darbo vietą. Ir manau, dar prieš pat prasidedant šventei, aš aptarsiu šventės eigą kartu su užsakovais, praseisim per scenarijų, nes jie irgi pasirašė. Jie nori, kad jų svečiai įsimintų šią šventę ilgam. Tai manau, viską dar pasikartosim, praseisim ir tada jau viskas prasidės. Būtinai vaizdai iš ten, kaip man seksis ir kaip seksis groti ištisas 8 valandas, nes šiandien dirbame be vedėjo, šiandien dirbame be, taip sakant, jokių kitų aspektų, pagalbininkų, žmonių ir panašiai. Šiandien tik tai aš, užsakovai, jų svečiai ir gera muzika. Dar taip pagalvojau dabar ir prisiminiau, kad šiandien yra šeštadienis, gegužės 11 ir šiandien vyksta Eurovizijos finalas, kur pateko ir Lietuva. Tai ne pirmas mano Eurovizijos finalas, kurį aš turbūt stebėsiu per telefoną. Telefoną prisijungsiu prie mikšerio, kad galėčiau girdėti viską ausinėse, kas kaip vyksta. Bet pagrindai iš esmės ten pati esmė yra jau balsavime. Aš nemanau, kad aš labai stebėsiu patį koncertą, nes pats būsiu užsiėmęs, bet balsavimą, manau, stebėsiu. Tai buvo tikrai ne pirmą kartą mano praktikoje, tai gaila, kad negaliu pasidėti gyvai pasižiūrėti. Pernai galėjau pasižiūrėti gyvai, užpernai ir užpernai. Jeigu gerai prisimenu, stebėjau viską nuotoliu, taip sakant, internete, grodamas tuo metu, ar tai būtų privatus vakarėlis, ar tai būtų vakarėlis klube, ar kitoj vietoj. Tai taip jau yra. C'est la vie, kaip sako prancūzai.
ir viskas, jau esu automobilyje, Vilniaus centre ir galima važiuoti jau namo, vakarėlis praėjo tikrai gerai, užsakovai priejo, dėkojo ir sakė, kad stipriai rekomenduos ateityje, tai ačiū labai už tai. Ačiū už galimybę groti jūsų šventėje, man patiko, žmonės buvo faini, pradžioj galvojau, kad nebus taip gerai, šiek tiek buvo toks galbūt sunkus startas, kaip ir jie norėjo, bet galbūt kažkur kažko nepataikiau arba gal dar nebuvo ta nuotaika. Bet su keliais paeksperimentavimais ir pašokinėjimais per žanrus pagavau jų ritmą ir tada viskas jau prasidėjo taip, kaip reikia. Ir beveik iki pat 3 nakties, iki pat vakarėlio galo nepaleidau jų nuo aikštelės. Ten buvo daugiau, mažiau, bet visą laiką šoko ir buvo tokių aktyvių, kurie net neišėjo iš tų šokių aikštelės, tai labai ačiū jiems už tai. Šiaip buvo faina, vaizdus matėte, iš tikrųjų atmosfera kaito, ten kadangi vietos nėra pakankamai daug, tai tie beveik 50 svečių, toks buvo kaip, full house'as, lyg nedideliam klube būtų. Tai iš tikrųjų labai faina, buvo įvairi muzika. Aš pradėjau nuo disko, tada ėjau į pop šokių remixus, tada bandžiau ir lėtesnės lietuviškas, latino, tada ir greitesnės, jau į techno pusę ir viskas buvo good. Digispectras komanda šiuo metu viską atjunginėja ir pakuoja ir išveš. Šiandien dar taip pat buvo 2 renginiai pas komandą ir jie jau su jais susitvarkė. Mano buvo paskutinis. Tai kaip ir viskas, toks mano tas savaitgalis jau prabėgo. Sekmadienis dar turiu reikalų, reikės nuvažiuoti ir pasveikinti ir pašvęsti gimtadienį krikšto sūnaus. Na, o pirmadienį kipsim į darbus. Ir kitą savaitę, jeigu viskas gerai, vlogas bus iš LA 45 klubo Kaune. Taigi, jeigu turite kokių klausimų, pasiūlymų, tai pirmin rašykite į komentarus arba į socialinius tinklus Gineva, ten mane rasite lengvai. Taip pat, jeigu palaikinsite šį video, pasidalinsite juos draugais, būsiu dėkingas jums, tai geriausia motyvacija man. Ir iki kitų susitikimų, susitiksime turbūt kitą savaitę. Iki. We'll be right back.